Mito, kad pinigai ateina iš sunkaus darbo – griuvimas. Tai vienas labiausiai paplitusių įsitikinimų, kurį žmonės kartoja kaip absoliučią tiesą. Jis skamba logiškai, tačiau yra labai klaidingas. Sunkus darbas pats savaime nekuria gausos. Jei būtų taip, tai visi, kurie dirba sunkiausiai, būtų turtingiausi. Bet realybė rodo priešingai, sunkiai dirbantys žmonės dažnai turi mažiausiai. Deimantinė išmintis teigia, jei žmogus turi daug pinigų, vadinasi praeityje jis buvo labai dosnus. Trumpai peržvelkime žymių žmonių biografijas, kurios patvirtina būtent šią tiesą. Warren Buffett, dar prieš tapdamas milijardieriumi, nuolat rėmė vietinės mokyklas, jaunimo programas, o vėliau paskelbė, kad 99% savo turto skirs labdarai. Bill Gates nuo Microsoft pradžios finansavo bibliotekas, kompiuterių klases, švietimo projektus, šiandien jo fondas yra vienas didžiausių labdaros organizacijų pasaulyje. Oprah Winfrey, dar neturėdama didelių pinigų, mokėjo stipendijas, rėmė moterų ir vaikų programas, kūrė paramos projektus bendruomenėms. Richard Branson nuo jaunystės finansavo kūrybinius ir socialinius projektus, o vėliau įkūrė Virgin Unite, remiančią pasaulinės iniciatyvas. Šių žmonių dosnumo istorijos prasidėjo gerokai anksčiau nei jų įspūdingas finansinis rezultatas. Peržvelkite 100 turtingiausių žmonių istorijas ir įsitikinkite patys.